tapatybė labai dažnai gali būti kaip virusas. Kaip kažkas, kas labai anksti atėjo pas mus ir visai nesveikos aplinkybėse, netokiose, kokios būtų buvusios palankios mūsų augimui, atėjo ir prisisiurbė kaip dėlė prie mūsų, nes tai buvo vienintelis būdas tuose aplinkybėse kažkaip išlikti. Ir laikui bėgant mes pamiršom, kad tas virusas kažkada atėjo ir prisisiurbė prie mūsų. Ir laikui bėgant mes su juo visiškai susitapatiname. Todėl gali būti, kad atsipalaidavimas santykė su mama jums gali ateiti per tai, jeigu jūs suvoksite, kad kiekvieną kartą, kai jūs bendraujate su mama ir jums sunku, kiekvieną kartą, kai kalbatės apie bites ir orą, o ne apie esmę, kiekvieną kartą, kai jums gniaužia gerklę ir jūs negalit nieko pasakyti, kiekvieną kartą, kai